Lietuvos darbo birža praneša, kad besiregistruojančių naujų bedarbių banga slūgsta. Deja, Kauno biržos specialistų nuomonė tokias išvadas daryti ankstoka. Ir nors šalyje pastebima, jog dauguma darbdavių jau baigė pertvarkas įmonėse ir tikimasi masinių atleidimų mažėjimo, kauniečiai gyvena savo ritmu ir dideliu optimizmu nespinduliuoja. Anot Kauno darbo biržos specialistų, darbo rinkos tendencijos vyraujančio šalyje juntamos ir laikinojoje sostinėje. Tačiau Kaunas turi savitą specifiką. Čia nedarbo lygis 1 procentiniu punktu yra mažesnis nei visoje Lietuvoje. Bet dėl bedarbystės mažėjimo ar situacijos stabilizavimuose kalbėti dar ankstoka. Balandis parodė, kad sumažėjo augimo tempas. Kiekvieną mėnesį po naujų metų buvo prieaugis nedarbo lygio po 1 procentinį ir daugiau punkto. Per balandį jis yra truputį mažesnis. Bet balandžio gale mes pastebėjome iš tikrųjų, kad žmonių srautas besikreipiančių į darbo biržą tikrai buvo mažesnis. Tačiau pirmosiomis gegužės dienomis į Kauno darbo biržą dėl plūstelėjusi darbo ieškančiųjų banga byloja, jog situacija darbo rinkoje išlieka nestabili. Be to, jei manoma, jog dauguma šalies įmonių, atsižvelgiant į ekonomikos diktuojamas sąlygas, jau baigė pertvarką. Tai yra atleido darbuotojus, kurie nebuvo itin atkrauti darbo ar panaikino besidubliuojančių funkcijų etatus. Tai Kaune šios tendencijos iki šiol nepastebimos. Kauno darbo rinkoje aš manyčiau, kad ypatingo pagerėjimo dar nesijaučia. Jeigu analizuojant pirmosius šių metų 4 mėnesius, tai vidutiniškai kas mėnesį gaunam apie 8-9 pranešimus apie grupės darbuotojų atleidimus. Na ir pagrindinė darbuotojų atleidimo priežastis be abejo yra įmonių nemokumas ir bankrotas. Šių metų sausio mėnesį konstatuotas didžiausias grupės darbuotojų atleidimo skaičius. Nuo vasario mieste kas mėnesį dėl įmonių bankroto atleidžiama iki 200 žmonių. Tad iki šiol situacija